Video. Vartotojo vadovas Politechnik pjuvenų nutraukimo sistemai. Ir matome, taip, apžvelgsim pačią sistemą. Šiluminės, transportinio ventiliatorius paleidimai, kratytuvų šiluminės ir atitinkamai kontaktoriai irgi apačioje besisukančio rotacinio šneko ir kratytuvų. Čia yra šnekas, čia yra kratytuvai. Taip, dabar čia matome nuotolinis įėjimo modulis, jis turi atrodyti šitaip, nepaminėjau. Ir ant valdiklio mes turime irgi turėti run, reiškia sistema veikia. Pultelis ar veikia, neveikia, mes žinom iš paprasta. Taip. Pasileidžia paprasčiausių būdų, tai yra paleidžiam, matom. Jeigu variklis pasidarė žalias, vadinasi jis veikia. Jeigu jisai yra raudonas, vadinasi suveikia jo šiluminė. Jeigu jis yra pilkas, taip kaip matom kitas, tai jis yra veikiantis, bet jis yra nepaleistas. Įdomus dar galbūt dalykas yra antras langas. Mes čia galime išsijungti įvairius, jeigu pas mus sugedė įvairius ventiliatorius, kad jų nereikėtų. Tai va, mes dabar tiesiai prie jų ir parodė, sakysim, galima išjungti, kad jis neveiktų. Galima išsijungti ir visus. Jeigu mes, sakysim, norime valyti filtrą, kažkas užsikišo, išsijungiam visus ventiliatorius. Dabar mes juos atgal įjungiam. Dar viena funkcija. Varikliai bus įjungti pagal laiką, matosi. Arba varikliai bus paleisti pagal slėgio poreikį. Iškart matom atsirado, kad vakuumas nepasiektas. Tai yra, pas mus neturim. Šitą sistemą reikės dar suderinti vėliau. Vėl atgal grįžtam į pagrindinį langą. Tai yra, mes čia turėsime slėgį ir pagal poreikį, kiek mums reikia slėgio skirtumo, mes galėsime įjungti arba išjungti variklius. Technikui mes turime įvairias galimybės. Tai yra rankinis valdymas, mes bet kurį variklį galim paleisti. Matom, pasileido. Sustabdyti. Einame prie kito, sakysim, prie transportavimo ventiliatorius. Mes jį paleidom, matom išėjimas, matom įėjimas, kad viskas, praktiškai visa informacija apie šitą variklį atsispindi viename lange. Nereikia ieškoti per šituos gniptynus. Tai tiek aš ir norėjau, dėl to vartotojo vadovas. Realiai darbas labai paprastas. Pasileidžiam, transportinis ventiliatorius iškart pasileidžia ir visa sistema pagal laiką yra įjungiama. Norim sustabdyti, sustabdėm ir įsijungia valymo režimas. Valymo režimą galima paleisti ir nepaleidus filtrą, tai yra, jeigu mes norim, pavyzdžiui, po kažkurios tai avarijos, avarinis nuspaustas, dar kažkas tai atsitiko, galim paleisti valymo režimą neįjungiant filtrų. Tai va, tai tiek.